Na ir kągi sveiki gyvi, JP Plus kanalo žiūrovai, gal net ir nauji žiūrovai. Ir norėčiau su jumis kartu apžvelgti temų prekės, kurias aš užsisakiau. Aišku, temų prekių apžvalgos bus dvi dalis, nes ne viskas atėjo man. Ir jisai bus šiek tiek kitoks, negu kai aš sakiau per tą trumpąjį klipuką, kaip iš tikrųjų bus, bet bus kitaip. Nes aš pirkau pagal savo nuožiūrą, kadangi jūs nieko nekomentavot, ką aš galėčiau dar kažką padaryti, pagal tos reikalavimus. Bet žiūriu, kad žmonės spaudžia laikus, vadinasi patiko, tai aš nusprendžiau sukurti pagal save. Tai va, parodysiu. Dabar aš esu nusipirkęs iš viso 7 prekės, tai yra gavau 7 prekės, bet aš štai tokias pirštinės. Aišku, jinai man žiemai pažiūrėsiu, kaip jinai man žiemą tarnausis, nes rodė tipo, kad atseit iki plus 40 gali išlaikyti šilumos. Jinai man kainavo 4 eurus 2 centus kainavo. Čia su akcija. Tai šiaip neblogai, taip. Tačiau neblogai ta kaina. Žiūrėsim, kaip žiemą man pasitarnaus, ar tikrai jinai išlaiko tą šilumą, matau, siūlės jau irsta jau. Ar jinai tikrai bus naudinga, ar ne, pažiūrėsim žiemą. Man ir siūlai, matot, jau plyšta jau gavau suplyšus jau. Na, nežinau. Tai pirma tokia siunta, atnešona. O, čia kas čia yra? O čia yra DJ drono joystiko dirželis. Tai irgi galima patį pultelį pasikabinti. Galiu net ir pademonstruoti, kaip jisai tvirtinasi. Toj sugrįšiu. Na ir va, atsinešiu savo tą pultą, joystiką drono. Jisai va čia sukasi tie. Tai pažiūrim, kaip jisai mums tiks. Ir volia. Turim tokį dirželį. Galima ant kaklo pasikabinti drąsiai, kad nepamest, nesudaužyt, nes tokie brangus daiktai nesimėta be reikalo. Ir ką, dar atėjo tokia kameros apsauga papildoma vadinama. Dar apie dirželį nepasakiau, kiek man dirželis kainavo. Papalė. 5 eurai, 39 eurai man tas dirželis kainavo. Ir atėjo dar toksai man daiktas. Irgi galėsiu parodyti, pademonstruoti, kaip jinai tinka. Dėžutę numesiu šoną. Čia galima prisisekti. Čia prie krūtinės, dar kažkur. Tai parodysiu štai jums modelį savo, naują pirkinį irgi. Ir norėčiau išsiaiškinti, kaip jis čia veikia, kaip jis čia atsidaro. Jisai ir atsidaro, pasižiūrėkit. Ir užsifiksuot gali jisai. Gerai, tuoj nepabėgit. Aišku, aš turiu štai tokią kamerikę. Jinai, skirta, nežinau. Aišku, man čia dabar jinai įsijungia, man nereikalinga, kad jin būtų įjungta. Taip, man išjungti. Turbūt taip įsideda, ne? Ne, va pašitaip, jo. Ne. Kaip? Va, kaip jinai atrodo. Dar čia lieka laisvos vietos ir baterijai. Aišku, yra štai kamerai baterijas papildomas. Ir gali tuo, kad ir
parankiu, va, pasimt va ir filmuotis, nepamesit. Įsakoma, jausite saugus, bet aišku, šitą kamerą turi savo dirželį atskirą. Tai. Na, čia jums spręsti, ar jisai naudingas ar ne. Man iš dalies jisai bus naudingas, nes bus galima pristvirtinti šitą kamerą bet kur. Ar prie rubo kažkokią tai, bet aišku, tą rubą turės specialų turėti kažkokį su dirželiu, nežinau. Tai. Gerai, čia atidedu viską į šoną. Apie šitą kamerą aš papasakosiu atskirai video, parašykite, ar norit pamatyti apie ją, papasakočiau gal apie ją kažką tais. O, čia atėjo mums rangom mankštintis, tai? Aš galvoju, reikia, bet, nu tikrai reikia, galvoju, reikia tokio daikto, nes vis tiek reikia mankštyti rankas, mankštinti, taip, reikia, nes užčiop kažką paimti reikia. Aš turiu tokį darbą, kur reikia tikrai jėgos, va. Sau galite taip mankštintis, ne? Aišku, čia jisai reguliuojasi, kiek jūs norit. Kilogramų maždaug, kiek jūs tos galės norit. Čia yra reguliatorius va jam. Taip. Bet jisai čia kažkaip įdomiai. Radau. Nagi, iki 5 pasidarys. Vėliau sėčiausi. Čia dar yra, aišku, tas kaip vadinamas indikatorius, ekranėlis, kurio galima pamatyti, kiek įspaudimų padaro, tai aišku, jeigu šitas neprisiliečiai, jis turi reguliatorių, su kurio galite jūs sunulinti, padaryti nulį. Taip, iš karto nulis pasidaro, čia yra toks patogus dalykas iš tikrųjų. Reikės mankštinti būtinai savo rankas, kad aš galėčiau kažką paimti tokio stipraus, ne? Taip, atidėdam šoną. Na ir ką, mano pagrindinis svajotas dalykas atėjo, bet aišku, aš nežinau, ar jisai bus stiprus, ar jisai nesulūš, bet aišku. Dar nepasakiau, šitas kainavo man 5,37 €. Tai va, kiek jis kainavo. Taip, statom šitą. Pam, 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 pam. Čia yra barštų atsuktuvų komplektas ir jame yra. Taip, aišku, jisai man kainavo 7,96 €. Taip. Ir dabar norėčiau atsidaryti, pasižiūrėti, kas jame gero yra, nes ne viską išnagrinėjau. Taip, pažiūrim, kas čia yra. Darom pirmą šitą dalį, nes šitas uždengtas, labai nekantravau šitą dalį, pasižiūrėti, kas čia yra. Vau, čia magnetas tipo, ne? Ką tu? Nu, neblogai iš tikrųjų čia, taip nesakyčiau. Nu, gal ir neblogai. Čia, aišku, šitas, aišku, jau sujungtas su to SIM kortelį ištraukti ir atminties kortelį iš telefono. Čia prisiklijuoja prie stikliuko ir gali ekraną nukelt, kai sakoma, bandyti, ne?
Jau prisikliavo man. Mane daugiausiai kas domina šitam, kad yra pincetas, su kuriuo aš galėsiu užgriebti kažką, varžtą kažkokį paimti. Nu, visai neblogai. Prailgintuvas. Koksai, prailgintuvas koksai. Varžtai. Tai yra varžtom atsukt, pats tas atsuktumas, aišku, yra ir tas toksai, kur užsiremi ant tos vietos. Ir gali sukioto taip va, drąsiai su. Čia kas? Ar čia prispaudėjęs gal koks, nes? Ai, ne, va. Wow. Čia dar vienas yra prailgintojas. O ko iš čia nesilaiko? Ai, ant šito gal dedasi, ne? Nelabai jisai čia tinka. Va, kas man dabar į akis krenta į minusą. Šitas daiktas. Šitas labai gerai prisiveržia. Bet kaip prailgintuvas visai nieko, irgi geras dalykas. Žiauriai naudingas dalykas bus. Bet ko, šitas labai neprikimba. Neturi magneto galus. Abiški, nedaug. Na, gerai. Bus proga jį, kaip čia sakyti, išbandyti, kai ardysiu GoPro. Tik tais kitam kanale bus. Ir vėl kitam kanale. Šitas čia, štai turim ir laužtuvėlius, kuriais galima atidarinėti korpusus, kuo puikiausiai. Aišku, aš vienus jau turiu, bet jie labai greitai susidrožė. Labai greitai. Kas čia? Toksai, irgi toksai priedas kažkoks tai, ne? Čia bus jaučiu ant suktuko gal kokio, arba tas, kuris turi platesnį, va, tokį dalyką. Jeigu turi platesnį, tai galima ir ant platesnį, čia toks kaip priedas. Na ir ką, dar yra kita pusė. O, va, ko aš iš tikrųjų dar nesitikėjau gauti čia. Tai yra magnetas, su kurio galima išmagnetinti ir išmagnetinti. Pažiūrėsim. O, čia dabar kas man patinka. Matosi tokie tvirtesni, tvirtokiai. Štai. Tokie trikampiukai. Irgi su jais būtų patogu. Aš aišku nebandęs. Mačiau kaip kiti tą daro. Laužti kažką atidaryti. Labai gerai bus, va. Išbandyti. Darysiu GoPro apžvalgą. Kokiu aš iš tikrųjų neturėjau. Wow. Nu tikrai įdomu. Man tikrai bus naudingas dalykas, bet klausimas, ar jisai nesulūš labai greitai, vat. Kas to, taip grąžinam viską į vietą. Na ir aišku, įdėjau tokį Apple notebooko indeklą, kuris man kainavo 10 eurų 79 centus. Tai aš galvoju pradžioj, kad čia aš kompiuterį perku laptopą, bet pradžioj žiūriu, kad ne. Aišku, neįskaičiau ir viskas, turiu ne tą, ką reikia, bet ką gali žinot, gal ateityje nusipirksiu notebooką, gal bus proga nusipirkti. Žiūrim, kaip jis atrodo.
Tai čia yra apsauga, kad nesudaužyt kompiuterio, dar kažkas tai. Nu, nežinau, kaip čia jisai čia man, kaip man jį atidaryti. A, jisai turi ir atskirą šitą. Jisai ir dar atskirai yra užpakuotas. O kas čia? A, čia apsauga gal kažkokia. Kaip sausainių indeklas kažkoks pavaizduotas. Nu, grinai. Kaip sausainių dėžutė kokia panaši, ne? Parašykit man komentarus. Ką jūs panašus labai. Ir būtinai vaizdo įrašo laiką parašykit, kuriam jums domina daugiausiai klausimas. Pabandysiu atsakyti. Na, aišku, dabar aš jo neišnagrinėsiu taip iki pat galo, aš jį pasiliksiu. Jau turėsiu notebooką, gal ateityje kažkada jį turėsiu, gal kažkam ir atiduosiu šį. Turės korpusą. Aš už jį, jau sakiau, kiek mokėjau. Ir mano pat brangiausias pirkinys. Drono dėžutė. Indeklas. Galime taip pasakyti. Dronui išsirinkau dėžutę. Pavyzdžiui, kelionės metu jis tikrai reikalingas būtų, kad nesudaužyt, neplaužyt. Nes dronai irgi yra negan pigūs dalykai. Ypač išmanūs vadinami. Na, kelionės metu tokia dėžutė visai nieko. Dronus susidėt. Žiūrėm, kas viduj. Pasižiūrėk. Eina savo ir lipdukas yra netgi. Ką tu. Ir kur tą lipduką man panaudoti, ant kompo gal užsiklijuot dėl grožio. Ai, čia tipo, ne, užsiklijuot. Davai, klijuojam. Šuoram, kas čia gausis man. Na, tikiuosi gerai. Tai taip, dabar galim apsižiūrėti, kas kur tinka. O, čia galiu susidėti. O, tai čia ir didelius, ir mažus gali susidėti. Kad čia įvairaus dydžio tinka jaučio, ne? Dabar aš norėčiau susidėti dronus ir pasižiūrėti, kaip viskas tinka. Tai aš jums to ir parodysiu, kokią aš komplektaciją turiu drono. Na, žiūrim. Pultelis, aišku, reikia dar jų nuimti. Pultelis, ko puikiausiai tiko. Pats dronas. Tiko ko puikiausiai. Na ir čia eina dar va baterijos. Aišku, čia dedasi baterijos atsarginės. Kabeliai visokie į tos tarpus jaučiu dedasi. Ganu pažiūrėt. Ja. Čia kabeliai ir galim nešioti visur. Tai va, tai
Tai šiandieną iš mano temų prekių apžvalgos tiek, o kitas video, irgi nepaminėjau, kiek jis man kainavo, turbūt aš neatsimenu. 27,89 centus man kainavo, čia aišku su akcija, bet dar aš laukiu, kiek aš laukiu, 1, 2, 3, 4, dar 4 prekės turi ateit man ir dar padarysim 4 prekių apžvalgą. Nepamirštam prenumeruoti šitą kanalą, nes tik prenumeratoriai pirmie pamato mano naujausius keltus video. Ir šį kartą iki ir sudė.